Sveiki visi. Atėjo siuntinukas. Made in Japonija, Japan. Pagal viską įtariu, kad tai bus, kaip jis ten vadinasi, monopodas ar kažkaip panašiai. Štai šitai Vasar kamerai, Vasar Sports kamerai. Štai šitai labai dideliai, kaip matome, kamerai. Nu kągi, bandykim pažiūrėti, mėly draugai, kaip čia viskas yra. Kągi, žiūrime, ką turime. Taip, tai yra monopodas, kaip ir galvojau. Kam įdomu, skaitome. Spaudžiame ant pauzės, perskaitome. Na ir pažiūrėkime, kas čia viduje. Tikėkime, kad viskas mums tiks. O, dar kažkas yra viduje. Tai laikiklis, kuris skirtas prie monopodo. Taip, įsideda. Nedėsiu, aišku, šio. Na, manau, suprantate, tai. Ilgai lauktas. Nežinau, čia rašo. Sveria 130 gramų. Ai, gali išlaikyti maksimui 500 gramų. Nuo 20, ilgis nuo 20 iki 97 cm. Štai. Štai va toks monopodas. Netelpu visas ekraną. Dirželis rankai ganėtinai stiprus. Ganėtinai šiek tiek ankštai gal vaikšto. Nežinau, čia reikia susirasti varžtą, kuris yra irgi taip pat nelabai. Lengviau bus taip. Ne, dabar varžtą aš nesuksiu, nes kažkur esu padėjęs, net nežinau, taip įstatysiu. Nu, čia taip ganėtinai tvirtai jis laikosi. Matome. Įvairiom padėtim. Nu ką, bandysim, žiūrėsim. Taip. Toks, pasakyčiau, tvirtas, biškai kažkur toks yra liuftas. Tai čia kaip įsitraukęs, kaip kažkokio radijo antena. Rankoj ganėtinai patogus. Guma čia, kad neslystų. Nu ką. Gerai pakankamai laikosi, nu toks. Žinoma, su juo čiagi nieko nedaužysimės.
Tai štai, toks mano ponas. Tai Vasair Sports kamerai. Keliam pirštus į viršų, spaudžiam laikus ir iki kitų susitikimų, mėly draugai.